Sveiki sugrįžę, šioje video pamokoje parodysiu, kaip Cherry Team programoje galima lengvai valdyti darbuotojų grafiką, nustatyti jų darbo laiką, su projekto darbo vieta, skirti atostogas, komandiruotes, laisvadienį ir priedus, ir kaip lengvai gauti PDF dokumentus. Prisijungus prie verslo paskyros keliaujame į HRMS. HRMS lietuviškai reiškia žmogiškųjų išteklių valdymo sistema. Būsenų juostoje galime filtruoti visų darbo sutarčių būsenas. Geltonos būsenos reiškia pasiūlymai, mėlynos būsenos tai sutartys laukiančios pasirašymo, žalios būsenos aktyvios darbo sutartys, raudonos atmestos sutartys. Paspaudžiu žalios spalvos dabartinis būseną, išfiltruoju sąrašą, pasirenku Martynos sutartį, paspaudžiu daugiau ir redaguoti tvarkaraštį. Atsidariusiame lange rodomas darbuotojo vardas, darbo užmokestis, veiksmų juosta, projekto laukelis, kuris nurodo darbuotojui darbo vietą, ir darbuotojo kalendorius. Spaudžiu darbo valandas. Pasirenku pirmos savaitės periodą ir priskiriu jam projektą. Tai darau su antra, trečia ir ketvirta darbo savaitė. Ketvirtoje savaitėje projektui papildomai pridėsiu failą. Failas darbuotojui bus pasiekiamas internetu. Ir kiekvienam laikotarpiui galime pakeisti darbo pradžios ir pabaigos laiką. Veiksmų juostoje prie darbo laikas paspaudžiu PDF ikoną. Atsidariusiame lange galime peržiūrėti darbo grafiką ir sugeneruoti jo dokumentą. Sekanti veiksmų juostoje spaudžiu atostogos ir lapkričio mėnesį pasirenku 4 dienų atostogų laikotarpį. Po veiksmų juostą matome sukauptą ir išnaudotą atostogų biudžetą, atostogų dienas ir atostogų pinigus. Paspaudus PDF ikoną galime peržiūrėti ir sugeneruoti atostogų prašymo ir įsakymo dokumentus. Grįžtu ir veiksmų juostoje spaudžiu komandiruotes. Gruodžio mėnesį pasirenku savaitės laikotarpį ir suplanuosiu išvyką į Čekiją. Komandiruotėms sustatau 60% dienpinigių dydį. Paspaudžiu PDF ikoną ir sugeneruosiu įsakymą dėl komandiruotės statybos darbų tikslams. Mamadienius ir sausio mėnesį darbuotojas prašo mažiau dirbti pirmadienį ir penktadienį. Pasirinkame periodus ir nustatome atitinkamą valandų kiekį. Paspaudus PDF ikoną sugeneruosiu prašymą ir įsakymą dėl darbo dienos sutrumpinimo. Priedai. Kalendorijoje grįžtame rugsėjo mėnesį, kad nustatyti darbuotojai 10% priedo prie mėnesinio darbo užmokesčio. Paspaudus PDF ikoną sugeneruoju įsakymą dėl priedų skirimo. Kaip matome, sugeneravome dokumentus. Įsakymą dėl priedų skirimo, prašymą ir įsakymą dėl darbo dienos sutrumpinimo, įsakymą dėl komandiruotės, prašymą ir įsakymą dėl atostogų, darbuotojo darbo grafiką. Visus pakeitimus išsaugome ir tuo baigėme. Tikiuosi, ši video pamoka padės jums ateityje naudotis Cherry Team programa. Lauksime jūsų komentarų. Gero naudojimosi!